Sveiki draugai, šiandien aptarsim ir mokysimės 14 skyrių – transporto priemonių išsidėstymas kelyje. 117. Jeigu važiuojamoji dalis horizontaliojo ženklinimo linijomis ir arba kelio ženklais suskirstyta, taigi gali būti tokia ištisinė linija, kurią kirsti draudžiama, ir gali būti tokia ištisinė linija, kurią leidžiama kirsti, jeigu jūs norit persirikiuoti kitą eismo juostą arba daryti lenkimo manevrą, kaip pavyzdžiui čia, bet aišku, ten mašinos tolokai galbūt pavojingai, tai nereikėtų gal toje vietoje lenkti. Ir kai yra daugiau eismo juostų, jūs taip pat praleidžiat pėsčiuosius, žinoma, ir turit važiuoti savo eismo juostomis. Na, kaip pavyzdys, čia negali važiuoti 3 automobiliai. Vienas čia, vienas čia, vienas čia, nors ir jeigu jie tilptų, tai po vieną juostą vienam automobiliui. Transporto priemoniai. Užvažiuoti ant brūkšninių horizontaliojo ženklinimo linijų leidžiama tik persirikiuojant į kitą eismo juostą. Tai kaip ir kalbėjom, jeigu jūs čia važiuojat, reikia persirikiuoti, tai tokiu atveju jūs galite ją kirsti. Kirsti ištisinės horizontaliojo ženklinimo linijas leidžiama tik taisyklių 3 priede nurodytais atvejais. Taigi 3 kelių eismo taisyklių priedas – kelio ženklinimas ir jo charakteristikos. Siaura brūkšninė linija, šią liniją kirsti draudžiama. Išskyrus tuos atvejus, kai jis žymi važiuojamosios dalies kraštą arba stovėjimo vietą. Na, čia bus neblogas patarimas ir regitros egzamine, kai praktikuojatės, tai pavyzdžiui, tai yra parkavimo vietos, jūs atvažiuojat parkuotis ir kol jūs parkuojatės, šiaip linijas galit kirsti parkavimo, bet kai pabaigėt parkavimą, tai jūsų automobilis turi tilpti į tą kvadračiuką ir stovėti daugmaž vienodais atstumais, kad kiti vairuotojai galėtų išlipti iš transporto priemonių. Kyla dar toks klausimas, ar galima tokią liniją kirsti, kai atvažiuoja, čia prisiparkuoji, pavyzdžiui, ir taip tiesiai pervažiuoja ir čia sustoji. Tai irgi galima, nes tam punkte parašyta, kad parkavimo linijas galima kirsti. Na ir kai jinai žymi kraštą kelyje, tai tada, jeigu tai nėra magistralė arba greitkelis, galima kirsti ją, norint sustoti ir parkuotis. Per vidurį, kai ištisinė, tai tada jos kirsti negalima. Čia tokia matom netgi truputėlį storesnė, jinai yra ta juosta, tai kai jinai yra platesnė, nes būna siaura ištisinė linija arba plati ištisinė linija. Tai šią liniją kirsti draudžiama taip pat, išskyrus tos atvejus, kai ji žymi važiuojamosios dalies kraštą. Tai galima irgi ją kirsti, kai krašte. Jeigu centras, tai taip jos negalima kirsti. Jeigu yra ištisinė horizontalio ženklinimo vienguba arba dviguba, skirianti priešingų krypčių eismo juostas linija, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos. Na, pavyzdys būtų čia, važiuoja transporto priemonės ir savo eismojo juostoje jūs turėtumėte truputėlį dešiniau laikytis, kad mažiau būtų pavojus susidurti su priešais atvažiuojančia transporto priemonė. Dvipusio eismo kelyje iš 4 ir daugiau eismo juostų arba kelyje su skiriamąja juosta. Tai šitas kelias čia nepakliūtų. Na, tai būtų kelias su skiriamąja juosta tokia. Arba kelias iš daugiau eismo juostų, ne tik po vieną kiekvieną kryptim, bet ir taip. Tai tada būna jau dviguba ištisinė kelio horizontaliojo ženklinimo linija, tai irgi draudžiama ją kirsti. Ištisinė draudžiama, dviguba tokia ir žolyną irgi draudžiama kirsti. Na ir dar parašyta pabaigoje važiuoti skiriamąją juostą arba ją pervažiuoti. Irgi draudžiama. Tai apie tai ir kalbam, kad užvažiavimas ant tokios linijos jau irgi yra šito punkto pažeidimas. Ir kritinė klaida egzaminė. Ar ištisinė, ar dvigubo ištisinė, ar skiriamoji juosta, kur būna žolynas, arba tiesiog pabraižytas toks baltas plotas sankryžoje, jau irgi yra kaip skiriamoji juosta. Tai kritinė klaida, egzaminas neišlaikytas, į ten užvažiuojam. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto. Tai jeigu jūs važiuojat keliu ir yra 3 eismo juostos, tai kurią jūs eismo juostą pasirinksite važiuodami tiesiai? Na tai būtent dėl to punkto jūs turite važiuoti pirmoje juostoje. Tai jeigu jūs vieną atkarpą didesnę nuo vieno šviesoforo iki kito nuvažiuojat ne pirmą eismo juostą, jums jau parašys nekritinę klaidą. Bus specifinės nepasikartojančios klaidos ir gausite kartodami šitokį veiksmą kritinę klaidą. Tai būna su motociklu kažkas, kas laiko ar panašiai, kas jau turi įgūdžių, tai padaro tokią klaidą. Tai jūs kitas eismo juostas galite užimti, jeigu jums yra priežastis. Jeigu aš žadu ten šviesofore sukti į kairę arba apsisukti, tai žinoma, aš galiu tada persirikiuoti, užsimti kairę juostą ir kairę juostą važiuoti iki sankryžos ir tada jau ten pasukti. Tai kad po to nesusirinktų daug automobilių, nes vėliau gal bus sunkiau persirikiuoti. Tai
Tai jeigu būtų priežastis, tai tada taip jūs galite važiuoti, bet jeigu egzaminatorius kažką jau taip žiūri, tai galėtumėt jam irgi pasakyti, kad nusiramink, viskas bus gerai, aš suprantu, kad reikia važiuoti dešinę, bet va ten aš planuoju sukti ar apsisukti. Ir taip jūs parodysit, kad protingai suprantat, kaip vertinti kelių eismo taisyklės. Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji transporto priemonės masė didesnė kaip 3,5 tonos. Tai čia jau būtų virš B kategorijos, ne? Tai jau būtų C1 kategorija, C kategorija. Taigi, čia negalioja B kategorijai, bet galioja ir kitoms, bet B kategorija irgi tą turi išmanyti, nes irgi jums būna testuose tokie klausimai. Tai labai įdomus punktas. Draudžiama važiuoti toliau nuo važiuojamosios dalies dešiniojo krašto negu antrąją eismo juostą. Tai sunkvežimiai, ta prasme, transporto priemonės virš 3,5 tonos, gali važiuoti tik pirmą ir antrą juostą. Trečią juostą jie gali užimti arba tolimesnės, tik jeigu jie nori sukti kairę, arba apsisukti sankryžoje, ar apsisukti skiriamosios juostos tarpe, kur tai galima padaryti, ar panašiai. Taigi, teste būna klausimas, pavyzdžiui, sunkvežimis važiuoja trečią juostą ir jisai nežada sukti artimiausiai sankryžoje į kairę ir jis žada sankryžą pervažiuoti tiesiai trečią juostą. Tai jis jau negali, ne, jūs pažeis būtent tas sunkvežimio vairuotojas virš 3,5 tonos, jau pažeis būtent šitą punktą, važiuodamas trečią juostą tiesiai per sankryžą. Jau jis kaip ir turėtų, kad nepažeistų taisyklių, iš trečios juostos pasukti kairę toje sankryžoje. Na, aišku, jie gali į tas juostas įvažiuoti, jeigu jie nori sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, arba jeigu nori sustoti arba stovėti vienpusio eismo kelyje. Na, pavyzdėlį galime ir čia parodyti. Ar čia gali sunkvežimis taip važiuoti? Na, jeigu jis planuoja ten sukti kairę, tai kaip ir gali, ne? Bet jeigu jis ten nežada sukti kairę, o žada važiuoti tiesiai, tai tada jis turėtų tai atlikti iš pirmos arba iš antros juostos, jau toliau žiūrint, kaip bus leidžiama pagal ženklus ir kelio horizontalų įženklimą. Na, šiaip dėl įdomumo galim greitai dalėkti iki čia ir pasižiūrėti, kur galėtų važiuoti šitas sunkvežimis. Ne, jeigu jis norėtų tiesiai, tai tiesiai matom šio vietoje leidžiama ženklai viršui, į dešinę, iš pirmos, tiesiai iš antros, tiesiai iš trečios. Tai va čia jau sunkvežimis tiesiai negalėtų iš tos juostos važiuoti, nes pažeistų būtent tą punktą. Nors kaip ir ženkliukas, kaip ir nedraudžia. Bet tą punktą 120 pažeistų. Negyvenvietėse vairuotojai vairuojantis transporto priemonės, kurių greitis neturi viršyti 40 km/h. Na, gyvenvietėje žinot, kad greitis leidžiamas yra 50, o kai išvažiuojat iš gyvenvietės, tada greitis leidžiamas 90. Bet jeigu yra transporto priemonė, kuri gali važiuoti tik ant kiam maksimum, tai jinai tada iki priekį esančio automobilio turi palaikyti tokį atstumą, kad jeigu mus lenktų, kad čia liktų vietos saugiai tai transporto priemonė įvažiuoti. Taigi, kai važiuojate užmiestyje, turite iki priekį esančio automobilio sudaryti tokį atstumą, kad čia kitas, jeigu jūs lenkia, kad galėtų persirikiuoti ir įvažiuoti į tą eismo juostą. Jeigu jums dėl greičio apribojimo, sakykime, krovinį vežat kažkokį didesnį, kur leidimas tik tai yra skirtas, ar pati transporto priemonė negali važiuoti greičiau, tai tada jūs privalot. Na, aišku, čia būtų spūstis, pilnas susidarius daug automobilių, tai tada, aišku, nereikėtų čia laikyti didelio atstumo, kad kitas lenkiantis galėtų persirikiuoti tą vietą. Tai lenkimas yra, kai išvažiuoja prieš priešinį eismą ir grįžti į savo eismo juostą. Na, taip pat šitas punktas galioja ir ne tik kas gali važiuoti tik 40 km/h greičiu maksimaliu, bet ir transporto priemonės, kurios didesnės kaip 7 metrai. Tai sunkvežimiai dažniausiai yra didesni kaip 7 metrai, jie yra 8 metrų, 8,5 metrų ilgio, gal ir dar didesni, ir 10. Tai jie privalo tą atstumą priekį palikti, lenkiančiai transporto priemonį įvažiuoti tarp automobilių. Transporto priemonės, kurių konstrukcinis greitis negali būti didesnis kaip 40 km/h, arba kurios dėl techninių priežasčių negali pasiekti tokio greičio, kuri turi važiuoti tik kraštinę dešinę eismo juostą, išskyrus tos atvejus, kai jos lenkia, apvažiuoja, persirikiuoja arba sustoja vienpusio eismo kelyje krovinio krauti. Taigi, mes tik 40 galim km/h greičiu važiuoti, tai vadinasi, antrą juostą mums draudžiama važiuoti. Mes galim važiuoti tik pirmą eismo juostą. Jūs jau matėte 50% KET pamokos. Visas ir pilnas KET pamokas rasite vairavimoegzaminai.lt. Vairavimoegzaminai.lt. Tikrai išmoksite vairavimo teoriją. Na, bet jeigu čia būtų kitas dar lėtesnis už mus, mes 40 važiuojam, o jūs 20, tai tada tokią teisę mes turėtumėm persirikiuoti ir važiuoti. Jeigu tai būtų vienpusio eismo kelias, mes galėtumėm kairė eismo juostai
irgi įvažiuoti ją, sustoti tam, kad išsikrauti krovinius. Tai toks 122 punktas. Toliau 123.